Na ką, paskutinės laivo detalės, kurios yra likusios, yra štai šioj dėžėj. Ir visas aš jas išmetu. O išmetu todėl, kad laivas baigtas. Taigi, kai baigiau praeitame video, laivas buvo netoli 90% baigtas. Galvojau, spėsiu pabaigti iki naujų metų, aš jo nespėjau pabaigti iki naujų metų, bet labai sunkiai sekėsi man tai vykdyti dėl to, kad pradžioje susirgo šeima, tada susirgau aš ir galvojau tiesiog nespaust per prievartą šio laivo pabaigimo, tiesiog ramiai pasibaigti. Tada aišku iškilo krūva niuansėlių, kurių buvau nenumatęs, kuriuos buvau užmiršęs iš tikrųjų sudėti. Na ir šiek tiek užsitęsė, bet laivą pabaigiau pilnai. Tai dabar kas yra dadėta, aišku, pasakyk, ar ką matėt, tai daviniojau krūvą siūlų, uždėjau gelbimus įtentų virvių, uždėjau gelbimus į valtis, jas surišau, kaip radau nuotraukų, sudėjau visus tos lakstančius mūsų žmogeliukus jūreivius. Šiek tiek pasendinau dar šitą modelį ir kaip ir viskas. Na be abejo, užkliavau viršų. Jau čia yra viskas. Jau viršus nebenuimamas, nieko aš jau čia nepadarysiu. Dabar modelis stovės kol kas čia, prie visų kitų mano modelių. Vietos dar čia yra, atsiras vietos ir kitiem naujiem. Tai reziumė apie laivą. Kokios, sakykime, mano gal pastabos yra. Tai buvo vienas didžiausių mano darytų modelių iki kol kas. Tai buvo daugiausiai papildų turintis modelis. Tai yra ir 3D, ir metalai. Jų tiesiog kiekis buvo siaubingai didelis. Ir tai sukėlė labai daug komplikacijų tokių, kurių aš nelabai taip tikėjausi, kad jų bus tiek daug. Aš žinojau, kad jų bus, nežinojau, kad jų pasidarys tiek. Kol kas tos komplikacijos tai yra tokios, kad nėra kaip sekti instrukcijos. Sakykime, instrukcijų sekimas yra šioks toks, kaip neegzistuojantis, toks 50-50. Tu gali daryti pagal laivo instrukciją, kuri duota su modeliu, ir gali bandyti atsikasti tas, kas yra duota su metalais. Bet kadangi nėra jokios kaip ir eilės tvarkos, tai tiesiog bandai derintis, dėliotis ir žiūrėtis, ką reikia įdėti anksčiau ar vėliau, kur reikia nepamiršti, kad bus sunkiau įkalta ar priklijuota ir panašiai. Tai šioks toks niuansėlis, tada pasidariau maskės juostom. Juostos čia yra dažytos, net nesvaršiau aš daryti čia duotų dekolių, nes tai būtų visiška nesąmonė ir sugadinimas modelio. Aš išsipjovau tos kvadratus ant vinilo ir nusidažiau. Šiek tiek tada dar pamiršau padažiau, kad būtų tokie pablūkę, kad nebūtų jie visur tokie ryškus, kad būtų šiek tiek patsitrinę, nes vis tik denis dirbamas buvo. Ir kaip ir viskas. Modelis geras, bendroje prasme man jį rinkti patiko. Mėgavos procesu, tiesa, tas ilgas rinkimas yra sunkus dalykas, rinkau beveik metus laiko aš jį, atsibodo daug kartų vėl prasidus, vėl pajaučiau malonumą, kad įdomu jį įrinkti, nes jis kitoks. Jame daug visko. Daug pas jį yra, ką padaryti galima, daug reikėjo ir sukurt, buvo daug šiek tokio researcho, suprast, kaip čia kas čia prie kosto laivų. Tai tas labai buvo įdomu ir smagu. Na, ir pabaigoj aš skaitau, kad čia modelis neblogas. Sakykim, kad kokie gal 6 iš 10 kaip rinkinio,
dėl to, kad jisai pakankamai netikslus yra, pas jį per mažai yra vietos viduj, tai kai aš dėjau daug pastangų į vidų, tai tas labai užkliuvo, bet man jisai patinka. Pirkčiau dabar vietoje KA papildų pontos papildus, tos didesnius, kurie kainuoja 3 kartus kaip tas laivas, nes jie pakeičia visas šitas sienas. Iš esmės visas sienas yra naujai pakeistos kitų metalų juoduotų. KA yra pigesnis stipriai, jisai tiek daug nepakeičia. Tačiau papildai šiam laivui yra būtini. Be jų šitas laivas neatrodytų taip gerai niekaip. Pabaigai palieku aš jūs su jau paruoštų nufotografuotų modeliu ir jo baigto nuotrauku. Ačiū, kad žiūrėjote šio modelio rinkimą. Tikiuosi jums buvo įdomu, patiko kaip ir man. Sutinkame prie kitų. Tai tiek. Pažiūrim nuotraukas ir iki. Thank you.